Tai sakykit, ar sulaukėt potencialių verslininkų? Manau, kad jaunų žmonių akise yra daugiau verslumo negu tų žmonių, kurie jau nudegė nuo gyvenimo patirčių. Dėl to labai smagu susitikti renginiuose, pilna kupina entuziazmo, noro dalyvauti, noro veikti, galvoti. Tai taip, pats dalyvavimas jau yra nugalėjimas. Dėl to aš manau, kad jiem sekasi nugalėti save, ateinant į aplinką, kurie nežino kitų žmonių. Tai yra, jie ateina 1 arba 2 arba 3 maksimum žmonės iš vienos mokyklos. Jie dalyvauja nacionalinių lygmenių projekte ir tai yra jau pergalė. Sakykit, kodėl renkatės verslą? Todėl, kad taip įdomiau gyventi ir perspektyvos didesnės ir galima atskleisti save tų pačių. Dėl to, kad verslas tai yra pinigai. Tik dėl pinigų? Ne tik dėl pinigų. Patenkinsim savo dvasinius poreikius, padaryti gerą ir kitiems ir savo. O kokių savybių reikia, kad būtum geras verslininkas? Gal pirmiausia, tai didelio noro ir siekimo tikslo. O ar verslininkas turi būti kūrybiškas? Žinoma, be gerų idėjų nebus gero verslo plano. Svarbiausia yra turbūt iniciatyvumas ir turbūt drąsa pradėti kažką naujo, nes neužtenka turėti gerą idėją, reikia ją ir vykdyti.